interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Šiandien jūsų prašymų, tiksliau tų, kurie mane seka Instagramų, aš padarysiu video apie kursus, kuriuos aš lankiau prieš įstodama į interjero dizaino specialybę. Šitie kursai vyko Vilniaus dailės akademijoje, čia jie ir organizavo, nes aš norėjau stoti būtent į Vilniaus dailės akademiją. Prieš šios kursus aš nusprendžiau lankyti dėl to, kad nebuvau lankiusi jokios dailės mokyklos ir tiesiog, tokia piršasi išvada, kad man reikia tikrai kažką palankyti, o jeigu tie kursai yra tokie kaip specialybiniai, būtent skirti tam, kad stoti į interjero dizaino specialybę, tai kodėlgi ne. Tik tais buvo viena problemėlė, kad tuos kursus lankiau 12 klasiai. Aš gyvenau Klaipėdoje, kursai vyko Vilniuje, gerai kad savaitgaliais. Tai man tekdavo važinėti, šiaip būtų reikėję kiekvieną savaitgalį važiuoti, bet man ir dar vienai kursiokiai davė išimtį, kuri Palangoje gyveno, kad galime lankyti kas antrą savaitgalį, nes nebūčiau pavežus tikriausiai kiekvieną savaitgalį važinėjimą, dar ruošimas 12 klasės egzaminams, tai žodžiu. Tai tie kursai šiaip vykdavo kiekvieną savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį. Tai būdavo 3 pagrindiniai dalykai, tai kompozicija šeštadieniais, ją dėstydavo profesorius Juozas Palaima, o sekmadienis būdavo piešimas ir tapyba. Tai piešimą dėstė Aistė Burkė, o tapybą Ansis Burkė, jie vyras ir žmona. Praktiškai visi, visos tiksliau, nes buvo tik vienas vaikinas, visos, kurios lankė kursus, aš neatsimenu, ar jisai lankė, įstojo praktiškai visos į interjero dizaino specialybę, tai žodžiu, šitie kursai tikrai padėjo. Aš dabar neatsimenu, kiek jie kainavo, bet kainavo tikrai nemažai. Plius kelionės, kadangi nebuvau studentė, moksleiviam niekas tuo metu nuolaidų netaikė, tai važiuodavau pilna kaina, tai dar gerai, kad gyvendinimas nekainavo, tai žodžiu, mano tėvai paklojo nemažai pinigų ir aš už tai jiems labai dėkinga, tai gerai, kad po to mokslai buvo nemokami. Dar negana to, kad tu moki už tuos kursus, tai dar reikia krūvos visokių, gal per kursus ir nelabai daug reikėjo, bet vis tiek reikėjo popierių pirkti, ten pieštukai, akvarelė, teptukai ir visokie tokie dalykai. Reikėtų omeny, kad išlaidų tikrai šitam dalyke yra ir nemažai. Dabar norėčiau parodyti, ką konkrečiai mes darėme per tus kursus. Gal lengviausia būtų pradėti nuo to, ką galima pamatyti akim, tai tapyba ir piešimas. Tai tapėme mes įvairius natūrmortus, tokius visokius daiktus sudėtus į kompoziciją. Ir aš bent jau tapiau akvarelę, bet man atrodo buvo galima rinktis ir guašu. Dėstytojas labai tikrai malonus, visą laiką prieidavo, padėdavo, savo rankos pridėdavo, kad gražiau viskas atrodytų. Kas liečia piešimą, tai jisai buvo daugiau toksai, kaip čia pasakyti, toksai konkretus ir griežtas. Aistė buvo tikrai griežta, bet gera mokytoja. Ir palyginus su tuo, koks piešimas buvo jau studijų metais, tai per studijų metus tokia daugiau gal laisvė būdavo, toks daugiau iš rankos gali viską braižyti, o per kursus daugiau grynai tikslų buvo. Kaip matote, paišėm kėdes, kažkokius tai daiktus, aš daugiau piešinių nelabai turiu išlikusių, dar auditoriją paišėm, tai maždaug tokio pobūdžio buvo piešiniai. O kas liečia kompoziciją, tai buvo labai įdomios užduotis, būdavo tokie kaip egzaminai kartais per paskaitas, užduodavo mums namų darbų. Tai aš ir parodysiu, turiu krūvą pasiėmusi dar darbų, kuriuos išsisaugojau, kad turėtumėt maždaug supratimą, apie ką ten kas buvo. Tarkime, ir pažymus gaudavau, neoficialius tokius. Tarkim, čia kažkokia buvo užduotis artikuliacija. Tai
aš parodysiu po to viską iš arčiau. Čia irgi buvo artikuliacija, čia gavau 9 ir parašydavo pastabėlę šitam gale lapą. Čia buvo, nežinau, kokia užduotis, bet gavau 8. Na, aš daugmaž visą laiką gaudavau 9, 8, toks mano vidurkis būdavo. Kartais ir 10 gaudavau. Čia irgi 8, čia buvo užduotis nuo pesimizmo iki optimizmo. Bet tokios būdavo, kaip aš pasakyčiau, tokios labai įdomios užduotis, kur gali labai įvairiai interpretuoti, savais būdais pateikti ir nežinau, tokios labai kūrybinės užduotis būdavo. Čia buvo kažkokios substraktyvinė forma, nežinau, ką čia reikėjo. Dalį išpjauti gal kubą. Nu, čia gavau 10, tai pasakysiu, kokia užduotis buvo. Apačioje esančiame piešinyje pavaizduota liuteronų bažnyčia. Atliekant pratybų užduotį, taip transformuoti šią erdvę, kad ji būtų daugiau atvira negu uždara. Tam galima keisti langų vietą ir dydį, rengti stoglankius dalinai arba pilnai stiklinį stogą. Atliekant užduotį ypatingą dėmesį skirti šviesotamsos modeliavimui. Na ir čia būdavo pavyzdžių pateikiamų. Tai aš paišiau tokią bažnyčią. Čia būdavo tokių visokių užduočių įdomių. Čia kažkokia. Čia man labai išėjo su to būdavo. Na, kaip pradedi daryti ir neturi visiškai jokių žinių, tai žiauriai sunku iš tikrųjų. Atsimenu, tas užduotis daryti, tai būdavo tikrai sudėtinga. Tas jau konkrečiai su interjeru susijęs, bet tokias kūrybinės užduotis, kur reikėdavo, čia tarkim dinamika buvo, čia reikėjo pavaizduoti statiką, kur gali pasireikšti savo kūrybai, tai iš tikrųjų labai įdomu buvo. Kažkoks irgi, toks piešimo gal netgi dar. Užbaigti perspektyvinį piešinį. Nu, tai čia maždaug kaip įsivaizduoji, čia kažkoks ir ofisas. Nu, aš čia ofisą dariau, bet reikia ofisą. Tai va, o čia reikėjo šiek tiek aprašyti pasirinktą erdvę. Čia ir man atsimenu labai įdomi buvo užduotis. Man čia labai patiko ir 10 gavau, tai šriftas, čia reikėjo tiesiog rašyti, tai man šriftas visą laiką patiko. Tai dabar iš arčiau parodysiu, ką mes darėm per kompoziciją. Sudėliau jau viską ant kilimo. Čia aišku ne viskas, o tai ką aš išsisaugojau, kai ką išmečiau. Žodžiu, visą laiką kažkas tokio kūrybiško, tos visos kūrybinės užduotys būdavo atliekamos namuose, kaip namų darbai, o pačioj auditorijoje mes tam darydavom tas rimtesnės užduotis. Tai, kaip sakiau, buvo gana sunku tas rimtesnės užduotis daryti, nes tu visiškai nesigaudai ir nesupranti, net nežinai tų pagrindinių dalykų, bet man atrodo, naudos davė, tikrai kažkokio tai supratimo, jau po tos kursus belankydamas galėjai suprasti, ar tau iš viso pakeliui šitą specialybę, ar tavęs negąsdino, iš tikrųjų mane gąsdino, bet kažkodėl aš neišsigandau visai. Pabaigus tos kursus, Liepos mėnesį ir birželį buvo stojamieji egzaminai. Tai buvo iš viso 5 egzaminai, iš kiekvieno turiu po lapelį. Tai buvo egzaminas, kas čia, testas kažkoks, reikėjo kažkokius klausimus atsakyti. Buvo tapybos egzaminas, piešimo egzaminas, kompozicija 3 ir plokštuminė kompozicija. Juokingiausia, kas atsitiko su tais egzaminais, tai buvo, kad aš, žodžiu, išeidama iš tetos namų, turėdavau užtrenkti duris, pasėtinais kažkaip neužstrakina ar kažkaip, žodžiu, tiesiog užtrenki ir viskas. Ir aš užtrenkiau ir prisiminiau, kad aš palikau ant stalo akvarelę. O man tą dieną akvarelė tapybos egzaminas. Ir man tokia panika, ar darbe, ar kažkur, jau nespėčiau aš ten niekaip susiveikti tos akvarelės. Galvoju, nueisiu, gal dirbs prie akademijos, būdavo ten tokia dailės reikmenų parduotuvė. Nusipirksiu, žodžiu, naują akvarelę.
aš ateinu į tą jau prieš egzaminą, susitinku tą dėstytoją, profesorių Juozą Palaimą, kuris ten tas pagrindinis buvo tų kursų dėstytojas. Ir aš jam papasakau, kad aš palikau akvarelę namuose. Ir jis sako, tai važiuojam pas mane į ofisą, sako, aš tau paskolinsiu akvarelę. Ir aš taip, ką? Tipo, nu gerai. Tai jo ofisas buvo visai šalia akademijos ir jisai man paskolino savo akvarelę, su kuria ten beveik kiek metų naudojasi ir aš tokia jaučiausi atsakinga, galvoju, lemba, jeigu neįstosiu, tai bus šakės. Tai ačiū Dievui, įstojau, viskas gerai buvo, tai va, tokia buvo patirtis. Tai tikiuosi padėjau tiems, kurie dar galvoja studijuoti ir lankyti kursus. Aišku, ta mano informacija nėra šių dienų, tai būtinai pasidomėkite, kaip dabar yra. O jeigu jūs dabar lankote kursus ar neseniai galbūt baigėte, tai parašykit komentaruose, kaip tada, kai jūs lankėte, kaip tada vyko kursai, ar jums patiko, ar padėjo. Tai labai įdomu, būtinai parašykite. Tai šį kartą tiek. Nežinau, kokią kitą kartą video padarysiu, bet jisai bus tikrai jau kitais metais. Tai, žodžiu, linkiu jums gerų švenčių, nepersivalgykit. Tai tiek, iki.